Marisol, sakiau, kad tu mane pakeitei. Norėjau tave vest, nes su tavimi esu geresnis žmogus. Nesvarbu, su kuo susitikinėjau, Nidija. Visa šita situacija atrodo nereali. Tau Romina netrodo reali? Ar aš išsigalvoju? Juk tu ją matai, taip? Ji tavo kūnas ir kraujas. Labas. Labas. Kaip jį žaist? Čia toks loterijos žaidimas. Galim pažaist? Taip. Kam lenta ir kortelės? Pamokysi mane? Taip. Sėskis. Žiūrėk, čia taisyklės. Suprask, nesu tikras, kad Romina mano dukra. Be to vaikų susilauksiu tik su savo žmona. Spėju, norėjai parodyti Marisol, kaip ją myli. Atleisk, kad susprogdinau tavo burbulą, bet turėjau pasakyti tiesą. Tu Rominos tėvas. Kaip matai, ji tikra. Ir aš įsitikinus, kad ji tavo. Kaip gali būti tikra? Pameni, kaip kartu praleido maistringą naktį nesisaugodami? Norėjai rizikuoti, pats taip sakei. Juk pameni? Tai buvo vienintelis kartas, kai mylėjomės be apsaugos. Todėl esu tikra, kad Romina tavo dukra. Pažiūrėk, kaip gražiai jos sutarė. Jis išdavikas, bet bus išaiškintas. Dar kartą. Turiu. Laimėjau. Tu labai protinga. Atrodo, tavo žmona ją priima, Angeli. Turi prisimti atsakomybę už Rominą. Manau, kad šiandien ji turėtų pabūti su tavim. O gal bijai, kad dukra sugadins šventę? Noriu tėvystės testą. Tada pažiūrėsim. Ir neleisiu, kad gadintų mano santykius su Marisol. Nesiartink prie manęs, kol neišaiškės tyrimo rezultatai.